įsivaizduokit plokštumą ir čia yra visos planetos, tai jisai skrenda idealiai lygiai su Žemės plokštuma, tik 5 laipsniai nuo tipo nukrypęs nuo jos. Ir svarbiausia, 10-20 km wide. Ir dar kas yra svarbiausia, kad jisai idealiai praskrenda pro Venerą, Marsą ir Jupiterį. O žinot, ką tai reiškia? Tai yra, jeigu kad toks dalykas atsitiktų tiesiog random, kad tiesiog kometa praskristų taip idealiai, šansas yra 0,005%. Holy fuck, ar jūs suprantat, kiek čia mažai yra? Ir kas yra Ir kas yra svarbiausia, parodysiu. Gal čia bus. Žiūrėkit, jisai praskrenda. Jupiteris, Marsas ir čia pro Žemę. Ir svarbiausia, kas yra, jisai ką gali daryti.